Sveiki visi! Pastaruoju metu sulaukėme labai daug klausimų, kaip prižiūrėti veją, kada ją laistyti, kada tręšti, ką daryti su piktžolėm, purkšti prieš ar po tręšimo. Tai truputėlį trumpai apie tai. Kada tręšti veją, žiūrime subjektyviai. Kai matome, kad veja yra visa šviesi, vadinasi, jinai prašo maisto. Pasiruoškime trąšas ir sulaukę lietaus garantuoto, pasitręškime pagal rekomenduojamą normą. Jeigu kalbam apie piktžolės, tai purškime piktžolės visą laiką po tręšimo. Purškime tada, kada veja yra pamaitinta, pagirdyta, negyvena stresiniam sąlygom. Tai vadinasi, nėra šalnų, nėra didelių karščių. Laistymas. 3 skirtingos temos. Viena tai yra laistome, kai sėjame veją ir daiginame ją. Tai vadinasi, laistymas turėtų būti kelis kartus dienoje, trumpais palaistymais, tik tais tam, kad dirvos paviršius būtų drėgnas, visiškai neaktualu, ar dirva bus įmerkta ar ne. Svarbiausia, kad sėkla brinktų. Ir dar toks labai svarbus momentas, kai sėkla išdygsta, išleidžia savo daigą, jeigu didelė kaitra ir nėra drėgmės, jis tiesiog yra nukepinamas ir sėkla kaip ir numiršta. Sekantis momentas – laistymas vejos, kurią mes jau auginame, pjauname, kur yra eksploatuojama. Vadinasi, jeigu turim laistymo sistemą arba neturim laistymo sistemos. Turint laistymo sistemą, laistymą rekomenduojame paleisti nuo kokių 5 ryto iki 9 ar 8. Tuo metu perteklinė drėgmė, kuri yra likusi dirvos paviršiuje, saulės dėka išgaruoja ir mes apsisaugome nuo grybininių ligų, puvinių ir vejos šutimo. Neturint laistymo sistemos, situacija yra tokia, kokia yra. Vadinasi, nedarykite tokios klaidos, kad laistome kiekvieną vakarą po 10-15 minučių dėl to, kad tai gražu pažiūrėti ir taip toliau. Geriau įmerkime dirvą ir laistykime vieną zoną apie 30 minučių įmerkiant ją ir tai atlikite kas 3-4 dienas. Žodžiu, geriau rečiau, bet gausiau, negu kiekvieną vakarą po truputėlį. Dar vienas momentas, ką dažnai sulaukiame iš klientų, kokių klausimų, skirtingi vejos parudavimai, pajodavimai, parodonavimai negi šiuo atveju. Tai kiekvienas požymis yra skirtingos priežasties pasekmė. Kai gegužės mėnesį turėjome stebėtinai didelę kaitrą, 30 laipsnių temperatūrą ir kokias 3 savaitės gyvenome be kritulių, mes matėme, kaip veja pradžioj juoduoja netgi, vakarais ypatingai tai matosi, o paskui tose vietose džiūva. Tai yra elementarus drėgmės prašymas. Vadinasi, mes turime dirvą įmerkti ir padėti vejai šiuo atveju. Sekantis momentas tai yra rudavimas. Tai vėl, vakarinis laistymas kiekvieną vakarą gali prišaukti visokius puvinius. Reikia atskirti ir įsivertinti, ar tai yra džiuvimas nuo drėgmės trūkumo arba kaip tik nuo šutimo ir puvinio atsiradimo. Šiuo atveju pas klientą turime raudonsiūlės ligos pradus. Matome rūžavus pūkelius ant vejos, kurie gana greitai veją verčia džiūti ir tie plotai tik plečiasi. Vienas iš lengviausiai prieinamų ginklų prieš raudonsiūlę tai yra azotinis tręšimas. Tai trąšos, kuriuose yra gausu azoto, prieš lietų pasitręškite. Vejai patinka, raudonsiūlė nepatinka. Jeigu visgi liga yra ypatingai stipriai išplitusi, tai ką rasite parduotuvėje, tai yra Previcur Energy fungicidas. Nėra jisai specialiai tam skirtas ir ypatingai efektyvus. Jeigu turim didelę problemą, ieškokite profesionalų, kas gali jums nupurkšti profesionaliam naudojimus kitais fungicidais.